Šiandienos Evangelija, kurią siūlau apmąstyti, tai yra iš Morkaus Evangelijos 10 skyriaus nuo 28 iki 31 eilutės. Dabar jums ir perskaitysiu. Tada Petras sakė jam: štai mes viską palikome ir sekėme paskui tave. Jėzus tarė: iš tiesų sakau jums, nėra nė vieno, kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos paliktų namus ar brolius, ar seseris, ar motiną, ar tėvą, ar vaikus, ar laukus, ir kuris jau dabar šiuo metu negautų šimteriopai namų, brolių, seserų, motinų, vaikų ir laukų, kartu su persekiojimais ir būsimajame pasaulyje amžinojo gyvenimo. Tačiau daugel pirmųjų bus paskutiniai ir daugel paskutinių pirmi. Taigi ši Evangelija Morkaus 10 skyriaus nuo 28 iki 31 eilutės tęsė prieš tai esančius žodžius, tekstą ir kontekstą apie turtingą jaunuolį, kuris suklupęs prie viešpaties kojų, jį vadina geruoju mokytoju, kuris laikosi įstatymo, kuris, galima sakyti, yra doras žydas, bet išgyveno savo viduje, kad jam kažko dar trūksta, kad jo viduje nėra pilnatvės. Taigi ir čia, galima sakyti, šiame kontekste, kai Jėzus pasako, kaip sunku turtuoliui patekti į Dievo karalystę. Ir tame tekste matome, kad jaunuolis apniukęs nuėjo, tai negebėjo viso savo turto parduoti ir išdalyti vargšams ir sekti paskui Jėzų. Kitaip tariant, pilna širdimi gyventi su Jėzumi visame tame, ką jisai turi, ir pirmiausia jį laikyti savo prioritetu. Taigi ir čia Petras vėlgi drąsus mokinys ir sekėjas sako: štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. Taigi Petras nustebęs konstatuoja, kad su juo ir kitais jau įvyko tai, kas neįmanoma. Jis jau konstatuoja ir jau parodo, kad jo mokiniai gyvena tuo, ko nesugebėjo apsispręsti šis jaunuolis. Net nepastebėję jie gavo tai, ko buvo pareikalauta iš turtingojo. Jo žodžiai kupini nuostabos ir pripažinimo rodo, kad jau suvokia Dievo darbus. Taigi ir 29 eilutė, kuri kalba apie, galima sakyti, prisirišimą. Tai nereiškia paneigti, tai nereiškia pasmerkti, bet tai reiškia, turėti laisvą širdį nuo šio pasaulio rūpesčių. Tai nėra nei vieno, kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos paliktų namus, ar brolius, ar seseris ir taip toliau, ir kuris jau dabar šiuo metu negautų šimteriopai. Tai Jėzus patvirtina, kad karalystė priklauso tiems, kurie dėl jo meilės visą paliko. Dėl manęs ir dėl Evangelijos. Dėl manęs pasakyta apie tuos, kurie jį sutiko jo žemiško gyvenimo metu. Dėl Evangelijos apie mus, kurie jį sutinkama vėliau per jo žodžio galią. Negautų šimteriopai. Ką tai reiškia gauti šimteriopai? Tai šis šimteriopai nėra materialus dalykas. Namai tai vieta, kur klausomasi žodžio, atskleidžiamas karalystės slėpinys. Broliai, seserys ir motinos yra naujoji Dievo valią vykdančiųjų šeima. Ir tai yra derlingoji dirva, nešanti vaisių ne tik šiam gyvenimui, bet ir būsimajam. Tarp to šimteriopai neminimas tėvas, juk tas, kuris palieka visą ir seka Jėzų, įeina į Sūnaus karalystę ir pažįsta vienintelį tėvą. Ir čia man iškyla tikrai epizodas iš Šventojo Pranciškaus gyvenimo, kur jisai išties buvo tėvo smerkiamas už radikalų
neturtelio gyvenimą ir buvo tėvui sunkiai suprantamas ir suvokiamas jo toks pasirinkimas. Ir tėvas surengė susirinkimą, dalyvaujant vietos vyskupui. Ir kaip nepagarbiai parodant, kaip nepagarbiai sūnus elgėsi, netęsdamas tėvo darbų, o pasirinkdamas gyventi radikaliu evangeliniu gyvenimu. Ir ką Pranciškus į tai atsako? Jis nusivelka visus rūbus, būna nuogas ir taria, aš turiu vienintelį tėvą danguje. Ir vyskupas tuomet apglėbia jį savo apsiaustu. Tai tokiu būdu parodydamas rūpestingumą ir supratingumą jo pasirinktam keliui. Tai kartais ir mums taip nutinka, kad persekiojimai yra šeimose, dėl to, kad esame religingi, dėl to, kad einam sekmadieniais į bažnyčią, dėl to, kad mums reikia kažko daugiau, kad mums reikia šiek tiek maldos ir gaunam tokių pašpilkavimų, mūsų davatkėlė, mūsų klebonėlis, mūsų vienuolytė, mūsų ten dar kažkas tai ir toks, tarsi numojimas ranka, ta neigiama prasme. Tai ne pasididžiavimo prasme, o neigiama prasme. Tačiau, va čia iš tikrųjų labai svarbu ištikimybė ir prisirišti prie Dievo valios, kuris trokšta, kad jis būtų pirmoje vietoje. Ne turtai, ne pareigos, ne garbė, ne galia, bet jis pirmoje vietoje. Ir čia reikia išminties, kaip tai gyventinti kasdieninėme gyvenime. Taigi, ir čia Jėzus taip pat nekalba apie dangiškus migdolus, bet gauti šimteriopai taip, tu gauni bendruomenę, gauni, tai iš tikrųjų esi tame ypatingame ryšyje su Dievu, Tėvu, Sūnum ir Šventąja Dvasia, bet Jėzus parodo ir tikrovę, kuri yra, tai yra kankinystė. Tai yra patyčios, persekiojimai, nesupratingumas, su kuriuo mes kartais susidurime. Ir mokiniui tenka patirti tuos pačius prieštaravimus ir reikia pasirinkti kaip ir jo mokytojui. Jis nėra laisvas nuo kryžiaus, pažadas susijęs kaip tik su juo. Taigi ir kartais tenka girdėti iš krikščionių, kurie jau giliai merkia kojas į bažnyčią, sako, gyvenau lengviau be bažnyčios. Ką tai reiškia lengviau? Gyvenu kaip noriu. O kada esu bažnyčioje, kada esu aktyvus bendruomenėje, yra kova, vidinė kova, kad rinktis tiesą, rinktis sąžiningumą, rinktis dorą gyvenimą. Tai kova su savimi ir, tai yra persekiojimai, patyčios, panieka iš aplinkos, kurios kartais tenka patirti. Ir tai yra neišvengiama. Tai yra neišvengiama ir Jėzus apie tai kalba. Ir persekiojimais. Ne tik šimteriopai gėrybių, bet ir persekiojimais. Ir tokia yra krikščionybė. Ir čia derėtų prisiminti pirmuosius krikščionius ir šiandieninius krikščionius, kurie neatsižada Kristaus vardo ir yra kankinami, yra žudomi, įvairūs savanoriai misijų kraštuose, kurie yra persekiojami ir paaukoja savo gyvybės ir šiomis dienomis. Taigi